Visi sveiki atvykę į Škoda automobilį 9897. Šiandien kalbėsime apie dviračių saugumą. Šitą temą labai pamatysite ir šitame dabar jau greit pamatysite tą vaizdą įrašą. Prieš tai pasakant aš, tai pažiūrėkite viską atidžiai ir linkiu sėkmės. Saugaus eismo pamokos visiems. Pagrindinės dviratininkų eismo taisyklės. Prieš važiuodamas dviračiu būtinai užsivilk ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Ant rankos ir kojos prisitvirtink po atšvaitą. Užsidėk ir užsisek dviratininko šalmą. Dviračio priekyje turi degti baltos, gale raudonos šviesos žibintas. Šonuose turi būti oranžinės spalvos atšvaitai. Važiuoti dviračiu gali tik dviračių takais arba dviračių juostomis. O kur jų nėra, važiuojamosios dalies kraštinė dešinė eismo juosta, kuo arčiau jos krašto. Tose vietose, kur eismą reguliuoja šviesoforas, paisyk jo signalų. Nori pasukti į kairę? Jei eismas intensyvus, nulipk nuo dviračio ir persivesk per pėsčiųjų perėją arba sankryžą. Perėję dviratininkas visada privalo persivesti dviratį, o ne važiuoti. Kelyje pasitaikė kliūtis? Įsitikink, kad saugu. Parodyk įspėjamąjį signalą. Apvažiuodamas kliūtį, nuo jos nutolk minimaliai. Įsitikinęs, kad kliūtis aplenkta ir yra saugu, parodyk įspėjamąjį signalą ir grįžk kuo arčiau dešiniojo krašto. Būkime saugus kelyje. Nu kągi, noriu visiems dviratininkams jums palinkėti, kad jūsų apie dviračio saugumas jūsų keliuose būtų pats saugiausias dalykas. Noriu pasakyti ne vieną dalyką, ką galiu dabar greit pasakau, kad jums viskas būtų aišku. Tai visada prieš kertant dviratininkų šitą važiuojant dviračio taku, būtinai žiūrėkite, kad pėstieji neišlėktų prieš nosį ir nereikėtų staigiai stabdyti. Toliau kas. Noriu dar pasakyti, kad aš irgi, kai vairuotojas, dviratininkas, irgi pastebiu žmonės, pastebi kartais dviratininkas, kad susiblaškęs, bet aš nesusiblaškau. Bet aš noriu tai pasakyti, kad kaip būtų gaila būtų pasakyti, kad dviratininkai nesilaiko taisyklių ir kartais sirgčiai pažeidžia. Tai yra visiška tiesa, nes todėl, kad jie pažeidinėja kelių eismo taisyklės. Noriu dar pasakyti, kad tai yra kelių eismo taisyklės skirtas ne šiaip savo visiems žmonėms. Tai aš palinkėsiu šią vasarą, kad jokių traumų nebūtų, jokių nelaimingų atsitikimų nebūtų. Ir linkime geros vasaros. Jeigu per šią vasarą matysime daug pažeidimų, tai bus antroji dalis video. Tai kitoks video dalis. Tai jeigu norite antros dalies, padarysiu. Tai Jeigu taip norite, galite komentuoti per vaizdo įrašą, ten pakomentuokit man ir aš išvelgsiu į jūsų nuomonę. Tai ačiū, linkiu geros vasaros ir tada visi iki.